Aš Saulius Pupius iš kompanijos Knap Insulation Lietuva. Norėčiau šiandien trumpai pristatyti ir papasakoti apie mūsų gaminamą Knap Insulation mineralinę vatą su IKOS technologija. Pirmiausia, ši technologija tai novatoriškas sprendimas, kai gamybos procesas ir gaminamas pats produktas yra ekologiški. Gamyba prisideda prie aplinkos tausojimo, energijos taupimo ir prie darnios aplinkos, būtent šita IKOS technologija. Gaminant produktus, mes esame iš tų gamintojų, kur nededame jokių dirbtinių cheminių ryšiklių, tokių kaip formaldehidai, fenoliai, akrilai. Mūsų vata yra natūralios spalvos, rudos, neįdėti jokie dažikliai. Tai ypač aktualu atliekant montavimo darbus tiek pačiam montuotojui, kuris instaliuos šią mineralinę vatą, tiek ir po to naudojant ypač vidaus aplinkoje. Sertifikatai pažymintis produkto natūralumą yra Derblue Angel, tai ekologiško produkto garantija, bei Eurofins Gold, kuris pažymi, kad produktai prisideda prie geresnės oro kokybės patalpų viduje. Ir būtent šitie sertifikatai su logotipai yra nurodyti ant pačios pakuotės. Ši vata, turinti ilgesnį pluoštą, pasižymi puikiomis šilumos izoliacinėmis savybėmis. Tai norėčiau pažymėti, kad šilumos laidumo koeficientas lambda prasideda nuo 0,031. Taip pat mūsų produktai priskiriami prie nedegių, tai klasifikacija yra A1. Taip pat gaisro metu neįsiskiria jokie kenksmingi dūmai, tai klasifikacija S1, bei neįsiskiria jokie karšti lašai ir klasifikuojama D0. Taip pat produktas pasižymi puikiomis akustinėmis savybėmis, tai be abejo slopina nepageidaujamą triukšmą. Daugelis mūsų produktų, čia konkrečiai pagal produkto specifikaciją, jie yra hidrofobizuoti, tai yra apsaugoti nuo tiesioginio vandens. Tai ypač aktualu, jeigu montuojame išorėje, kaip pavyzdys vėdinamuose fasaduose, kur yra grėsmė tiesioginiams krituliams. Knap Insulation mineralinė vata pasižymi išskirtinai puikiomis mechaninėmis savybėmis, tokiamis kaip suspaudimas. Vatą suspaudus, ji labai greitai atsistato iki savo pirminių matmenų, taip pat atspari lenkimui, ypač montuojant netrupa kraštai, nelūžinėja kraštai. Tai gaunasi gerokai efektyvus ir profesionalus montavimas. Mūsų gaminama mineralinė vata gali būti tiek plokštėse, tiek rulonuose ir įvairių storių, tai pradedant nuo 30 mm storio ir baigiant 260 mm iš vieno storio. Dažnai žmonės klausia, kaip efektingai apšiltinti namus, tai norėčiau paminėti, kad norint pasiekti B energetinę klasę gyvenamiesiems namams, tai šlaitiniam stogui ir perdangai reikėtų naudoti 30 cm mineralinės vatos, o karkasiniai sienai 25 cm mineralinės vatos, naudojant pačias populiariausias produktus, kurių šilumos laidumo koeficientas yra 0,037 arba 0,035. Norint pasiekti A energetinę klasę, reikėtų naudoti šlaitiniam stogui ir perdangom 40 cm mineralinės vatos, karkasinėms sienoms 30 cm, naudojant produktus, kurių šilumos laidumo koeficientas 0,033. Iš mūsų siūlomų produktų norėčiau išskirti mineralinę vatą rulonuose Unifit, kuri ypač tinka situacijose, kai atstumai tarp gegnių ar statramsčių yra skirtingi. Todėl sumontuoti vatą plokštėmis yra sudėtinga, nes riboja jos plotis. Profesionalūs montuotojai dažnai sako, kad Unifit tai tarsi standi plokštė suvyniota į ruloną. Kaip pavyzdį paminėsiu produktą Unifit 035, kurio šilumos laidumo koeficientas yra 0,035. Kai vatos storis 10 cm, rulono plotis bus 1,20 cm, o ilgis 6,30 cm. Taigi, įskleidus šį ruloną, jis išsivynios, greitai atsistatys jo storis ir tada pagal norimus ilgius ir matmenis mes jį galime lengvai atsipjauti ir susimontuoti į karkasinę konstrukciją. Būtina paminėti, kad vatos karkase visada turi būti daugiau. Tai kaip taisyklė 2–3% daugiau negu atstumas karkase. Arba paprastai tariant, 1 cm vatos daugiau negu atstumas konstrukcijoje. Šis produktas yra ypač standus, dėl to jeigu naudojant vatą 10 cm storio ir storesnė, jos net nereikia raišioti. Ji puikiai laikosi karkase.
Būtent naudojant šitą produktą Unifit gerokai bus mažiau atliekų, bus gerokai mažiau sudirimų toje tarpusavyje, tai bus gerokai efektyvesnis ir profesionalesnis montavimas į karkasinę konstrukciją. Mūsų produktų ieškokite artimiausioje statybinių medžiagų parduotuvėje, drąsiai klauskite pardavėjų apie mūsų vatos tipus, jie parinks pagal jūsų konkrečią situaciją ir norimą gauti rezultatą. Sėkmės darbuose!